Viešoji įstaiga Vaikų ugdymas kartu su Lopšelių darželiu Ozas organizuoja praktinę konferenciją skirtą vaikų kūrybiškumui ugdyti netradicinėse erdvėse. Todėl kviečiame aktyviai įsitraukti tiek tėvelius, tiek pedagogus, tiek mokslininkus. Platesnį informaciją rasite puslapyje www.ugdykim.lt, taip pat Lopšelio darželio Ozas tinklalapyje. Maloniai lauksime. Mūsų darželėje šią savaitę vyksta paroda, kuri organizuojama neįprastoje erdvėje. Ji organizuojama Lopšelio darželio kieme. Ir parodai darbelius vaikai kūrė iš gamtinės medžiagos, kurią susiranda vaikščiodami su auklėtojomis po darželio kiemą. Pradėjus kristis lapams, vaikai jais labai džiaugėsi, rinko juos, dėliojo įvairiausius paveikslėlius kieme ir iš to gimė projektas Rudens spalvų paletė. Kadangi tuos darbelius, kuriuos vaikai dirbo lauke, mes norėjome išlaikyti ilgam ir galbūt ir kitiem parodyti, kaip mes šauniai dirbam. Ir taip gimė daug gražių darbų iš lapų, šakelių, akmenėlių, visą tai, ką vaikai rado kieme.